9 valandos, 1 minutę pavėlavom, 12 minučių ir labas rytas, šiandien tariu Samantai. Labas. O, kaip smagu tave girdėti, iš tikrųjų, netgi ta proga, kad jau čia turim tokią žymę, dabar jau galima ir taip sakyti viešinę, Saulius net atėjo pasižiūrėti 2 merginas pas mus čia. Ne, viskas yra filmuojama ir iš tikrųjų galėsite patys pamatyti, kaip čia mes kalbam, kas čia vyksta ir kaip čia atrodo mūsų tas pokalbis. Samanta, aš iš tikrųjų pirmiausia labai noriu tave pasveikinti, nes jau visi pagauna tą tavo laimėjimą, visi jau pradeda kalbėti apie tai, interviu, nuotraukos, žurnalai, televizija, radijas ir visa kita. Tai tu dabar taip trumpai pasakyk, tai kuo čia tu dabar taip nusipelnai? Nusipelniau tuo, kad laimėjau Burn Residency šių metų didžėjų konkursą. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir aš labai sekiau visas tas naujienas, kadangi Samantą jau pažįstu kurį laiką ir aš gerai atsimenu, kai tu tik ten kažkaip viskas prasidėjo. Čia Power Hit Radio eteryje mes telefonu kalbėjom su tavim iš Ibizos. Taip. Jo, kalbėjom iš Ibizos ir taip tarsi sakyti, nieko nežinau, nesuprantu, kas čia vyksta, kaip čia ką čia. Jo, aš vis dar buvau pasimetus, kad aš papuoliau į trejetuką. Taip. Būtent, jo. Ir ilgą laiką, pasakysiu taip, ilgą laiką Samanta negalėjo pasakoti ir atskleisti, kad jį laimėjo tą konkursą, bet pagaliau prieš kelias dienas buvo leista jai. Taip, pagaliau. Dėl to jis sėdi čia. Tai Samanta, kaip apskritai tas konkursas prasidėjo ir kur pradžia jo pati buvo? Kai prasidėjo, tai išsiunčiau miksą, kaip ir praeitais metais į šitą Burn Residency. Tu ir pernai dalyvavai? Jo, man nepavyko, jo. Turbūt buvau per jauna ir tiesiog, jo. Ir šiais metais gal sėkmė lydėjo ir gavau kvietimą į stovyklą. Išrinko mano miksą geriausią tarp 5. Taip. Ir 10 dienų susikroviau daiktus į stovyklą. Į Ibizą, ar ne? Taip. Ir ką ten? Kiekvieną dieną mokėmės, turėjom paskaitas, atvykdavo garsus didžiai svečiai, jie pasakodavo savo istoriją, visą pradžią ir būdavo užduotis, kurių mes nežinodavo. Mums duodavo gal 10-15 minučių pasiruošti, tai būdavo didžiausias stresas. O kiek tau reikėjo nugalėti Lietuvoje žmonių tam, kad iškeliautum į Ibizą? Nes aš manau, kad visai nemažai turėjo būti miksų atsiuntusių. Nes dar ir jūs gyvai konkuravot, ar ne? Ar nebuvo to konkurso gyvai Exite? Mes Exite grojom, bet ten jau buvo tiesiog parodomasis miksas. Rinko Ibizos komisija būtent miksą geriausią. O kiek lietuvių buvo, nežinai? Neįsivaizduoju, bet žinau, kad buvo tikrai daug. Taip. Ar tu paskui girdėjai, kodėl būtent tavo miksas buvo atrinktas? Ar bent jau įsivaizduoji, kas sužavėjo? O vat ir neklausiau, bet kiek girdėjau kitų savo konkurentų miksus, tai nežinau, mano mikse patiko gal muzikos pasirinkimas, nes buvo, net nemoku pasakyti, kuo kitų miksai manęs nesužavėjo, ne? Jo, nesužavėjo, jie nežinau. Aš dabar taip galvoju, aš taip kažkaip nuoširdžiai tikiuosi, kad tas tavo miksas ir Power Hit Radio eteryje kada nors sugros, nes, kaip čia dabar taip. Tiksliai, aš jau niekur nesu gyvenime viešinu. Tai Samanta, prašau. Štai man būtų garbė. Tai jau, žinok, už liežuvę nieks netempė. Kiek tu metų apskritai groji? Kiek laiko jau esi didžėja? Jau 6 metai. 6 metai? O, tai visai nemažai. Nemažai, tai nuo kiek metų, atsiprašau, nes tau tikrai nėra labai daug metų. 23. Aha, tai groji nuo 17? Jo, gal netgi 15 metų pradėjau, bet kaip klubus įleidžia 16-17 metų? Nejau. Būdavo, kad grodavau draugų gimtadieniuose, privačiuose vakarėliuose, telšiuose arba mokyklos diskotekose. Tai nejau į tuos klubus, o kai jau sulaukiau pilnametystės, tai jau ir važinėjau ir į Klaipėdą, Kauną, Vilnių, jau prasidėjo tada. Ar Ibizoj buvai pirmą kartą? Jo, pirmą kartą ten. Iškeliavai 10 dienų, pasiėmė 10 dienų daiktus, kaip žinia, merginai, tai 10 dienų yra ką pasiimti. Taip. Tačiau teko likti 2,5 mėnesio netgi, ar ne? Taip. Tai ar tu nujauti apskritai, kas tavęs laukia, kai keliavai? Ar kažką nuojauti turėjai? Aš, galima sakyti, važiavau į niekur. Aš nieko nežinojau, nes, tiesiog aš aišku peržiūrėjau praeitų metų serijas visas, nes man buvo įdomu, kokias užduotis gali laukti, tikėjaus gal netgi tokių pačių.
tai nebuvo tokių pačių ir sakau, viskas buvo nauja. O ką reikėjo pasimti? Kaip ruošėsi apskritai tam? Jo, buvo atsiųstas laiškas iš Burn komandos, ką reikia pasimti, tai kompiuterį, USB ir programą Abletono. Aha. Ir tiek viskas, ir iškeliavai niekur, nežinau, nei kur. Ar tu iki to laiko, aš įsivaizduoju, kad reikėjo net ir, jeigu Abletono programa, tai vis tiek reikėjo kurti muziką, ar ne? Kažką dėlio. Tu mokėjai iki tol tai daryti? Aš kai žiūrėjau šitas serijas pritų metų, mačiau, kad buvo užduotis sukurti remixą. Ir šita užduotis buvo ir šiais metais, ir aš prieš Ibizą išvažiuojant turėjau muzikos kūrimo pamokas. Geras. Tai jo, aš turėjau tik tais 4 pamokas, bet ačiū Dievui spėjau išmokti pagrindus. Tai man gan gerai sekėsi padaryti remixą Ibizoje ir netgi buvo išrinktas vienas geriausių remixų. Kodėl? Galima nors išgirsti būtų? Iš tikrųjų, tai dėja ne, nes pasirašėm, būtent, kad negalim niekur skelbti. Negalim viešinti. Na gerai, ir tu atvyksti, graži jauna mergaitė į Ibizą, pasitinka tave organizatoriai, ir kiek jūsų ten buvo toje Ibizoje pačiai pradžiai? Mūsų buvo iš viso pasaulio surinkta 20 žmonių. Kiek dar merginų buvo be tavęs? Be manęs buvo dar viena mergina. Ar ji buvo gera? Aš atvirai pasakysiu, kad nebuvo jinai gera, ji buvo netgi vyresnė ir aš maniau gal, patirties, jo, turi daugiau patirties, bet po to ji pasakė, kad ji turi 2 ar 3 mėnesius tos patirties ir iš tikrųjų jinai kirto... O iš kokios šalies ji buvo? Iš Rumunijos ir ji kirto pirmoji. Aha, aš esu buvus Rumunijoje šią vasarą, tai kažin dėl ko ir gal graži labai buvo, paprastai ten pagal grožį daug kas yra matuojama. Ir kaip viskas, kaip buvo pati pirmoji diena, atsimeni, kokios buvo pirmos emocijos, kai tik susirinkot visi į vieną kompaniją ir papasakojo jums kažkaip, kas čia vyks, ką veiksit? Pirmoji diena buvo tokia kaip ir susipažinimo, nebuvo nei užduočių, nes aš, pavyzdžiui, tikėjausi iš karto, kad čiupsiu iš karto. Žodžiu, tikrai lietuvė, dirbti. Jo. Čia kalsėtis. Bet atvažiavau tokia pavargus, nes turėjau du tuos persėdimus. Taip. Jo, su 3 lėktuvais skridau, tai man tikrai buvo nuovargis. Aš pirmą kartą gyvenime viena skridau ir dar su persėdimais, man čia buvo tikrai irgi stresas. Tai ką, po to susipažinom su kitais atvykusiais, tai įsigandau to, kad pastebėjau, kad jie geriau kalbėjo angliškai už mane ir buvau gal tiesiog netgi užsisklendus labiau savyje ir bijojau kažką leptelti su klaidom angliškai. Tai daug kas manė, kad aš esu nedrasi. Aš tokia nesu, jo, ir aš netgi gavau gal 3 pastabas netgi iš tų teisėjų, kad ar tu esi nedrasi, ar tau kažkas, bet tu, turi atsiskleisti, nes, gali iškristi. Taip. Tai susiėmiau ant galo tos stovyklos ir pradėjau kažkaip pasilaužiau. Tai žodžiu, šiame konkurse vertinamas ne tik yra tavo grojimo, ne tik technika tavo grojimo, ne tai kaip tu tai darai, bet ir tai apskritai kaip tu atrodo ir bendrauji turbūt. Jo, ir mums buvo pasakyta, kad jie ieško pilno paketo didžėjaus, komunikacija, išvaizda, muzikos stilius, viskas. Na gerai, ir pirmos 10 dienų buvo labai intensyvios, nes visi 20 žmonių, ką jūs darėt, kai buvo tokia krūva žmonių ir kaip iš tų žmonių atsirinko tos 3 jau finalistus? Kaip mūsų diena praeidavo, aš papasakosiu trumpai. Taip. Tai atsikeldavome papusryčiauti visi su kitais komandos nariais, tais viršesniais. Taip. Ir per pusryčius mums pasakydavo, pavyzdžiui, 11 ryto ateis svečias, arba bus pamoka, renkamės ten ir ten. Nežinom nei kas ateis, nei apie ką, tiesiog ateinam, išklausom ir po tos neužduoties pamokos, paskaitos, mums pasako, per kiek laiko turim pasiruošti kažkokiai užduočiai. Pavyzdžiui, buvo vinilų iššūkis, tai man buvo pats didžiausias irgi turbūt stresas, nes aš gyvenime negrojus vinilais, bet kas padėjo, kad šį kartą buvo back-to-back vinilų užduotis. Kas tai yra back-to-back? Jo, back-to-back tai yra, kai 2 didžėjai groja... Nežinau. Ping-pongo, ne? Taip, ping-pongo. Vienas kitas. Taip, tai būtent mane išrinko su Lenku ir kaimyno ir ne, tai tas kaimynas man labai padėjo, nes labai greitai
pamačiau, kaip jis viską daro, nes jis pirmas pradėjo miksuoti, aš antra. Ir per pirmą gabalą išmokai miksuoti vinilai, žiūrėdama į kitą didžėją. Būtent ir nepadariau klaidos, mane tas nustebino, nežinau, kažkaip pajutau tą visą. O ką grojai, ką jūs ten kažkaip išsirinkti? Buvo labai juokinga, nes prieš šitą užduotį važiavom į pačią geriausią Ibizos studiją Flamingo. Aha. Ir būtent ten mums padovanojo vinilus. Taip. O antrą vinilą reikėjo patiems išsirinkti dovanų, kurį norim išsinešti. Tai aš išsirinkau Chemical Brothers, o ten yra toks... O kokį gabalą Chemical Brothers? O dabar neatsimenu, man ten tiek daug baimės visko buvo, net dabar neatsiminsiu, bet kažkaip gerai viskas suėjo. Mhm. Ir sakau, buvau pati nustebinta to, ką aš ten padariau. ir po to netgi buvom po tos užduoties išrinkti nugalėtojais. Tai visai smagu. Taip, ir po tos užduoties ir atskleidė, kad čia buvo ne užduotis suvesti gerai gabalą, muziką, bet... kaip tu komunikuoji su savo partneriu, ne? Taip, būtent. Tai mes abu šokom, šipsojomės, būtent tas ir buvo. Geras. Samanta, mes sugrįšime, dabar kaip tik aš ir pagrosiu. Žinai, Chemical Brothers. O, ačiū. Nežinau, ar tas, kurį tu miksavai, bet Chemical Brothers Go. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Rubrika 9:11. Šiandien interviu kalbu su DJ Samanta, kuri šiais metais nugalėjo BN Residency konkursą. Nugalėjo daug bernų. Ir tapo pačia geriausia didžėja. Galima taip sakyti. Taip. O ką, 100 000 eurų kontraktas, tai čia tau ne juokas. Aš tikrai labai norėjau sužinoti, tu gyvenai 2,5 mėnesio Ibizoje, ne? Taip. Kaip jūs ten gyvenot? Tu gyvenot kažkiam vienam bendram name, ar turėjote atskirus viešbutyje? Kaip tas gyvenimas atrodė? Tai mum išnuomavo apartamentus, butą, tokį labai modernų, fainą visą. Čia kai 3 likot? Jo, kai 3 likom. Ir buvo jisai Ibizos centre, tai viskas netoli, faina. Ir kaip gyvenom, nežinau. Šiek tiek galiu pasakyti, sunku buvo gyventi su vyrais, jiem buvo virš 30 metų. Tai tokie vyresni. Jau tikrai vyresni. Baniulis net sumojo pirštu. Jo, ir pastebėjau, kad ir skiriasi mūsų tos kultūros, buvo visokių ten ir nesutarimų. Ir šiaip, vaikinai. Iš kokios šalies jie buvo? Iš kokių šalių? Buvo vienas iš Vengrijos ir kitas iš Ispanijos, vietinis. Vienas karštas, o kitas toks ramesnis. Vat būtent su tuo karštuoju man labiausiai nesisekė. Aš turbūt šaltoji lietuvė, o jis... Jo. O ką, vakarėlius darydavo? Kas vykdavo? Ne, mums buvo uždrausta, nes netgi buvo grasinama, kad netgi išmes ir pakeis kitu. Tai buvo griežtos tikrai taisyklės. Geras, bet jūs patys galėjote eiti kažkur išeiti? Jo, mums netgi ne kad buvo liepta, bet patariama išeiti. Mums kiekvieną dieną įrašydavo į tuos garsiausius klubus, į sąrašą, nes mums reikėjo daryti tą vadinamą networkingą. Tai reikėdavo komunikuoti su klubo savininkais, promauteriais, didžėjais, garsiais. Tai jo, buvo ir to darbo klubuose, ne tik eidavom šiaip pasituosint. Tai jo, ir ką dar čia pasakius? Gerai, o dabar, tarkim, susitikimai, kurie jau vykdavo jūsų to konkurso metu. Taip. Kokie buvo patys įsimintiniausi? Nes tugi bendravai su labai daug žmonių, įvairiausių ir žinomų žmonių, žinomų didžėjų, kurie yra labai garsus vardai pasaulyje. Taip. Tau papasakot, su kuo aš susipažinau. Taigi visiems čia rūpi labai. Jo, tai turbūt man svarbiausia ir mano didžiausia buvo svajonė susipažinti su Karl Koksu. Ir turėjau daug vakarėlių kartu su juo, būtent prieš jo grojimus naidavom į jo ofisą, ten buvo ir jo irgi visokių draugų gerų. Tai labai faina, kad aš įeidama į jo tą ofisą, jis pamatydavo mane, sušukdavo mano vardą, pasibučiuodavom į žandus, kaip ten visi daro ir nežinau, man čia buvo kažkas tokio, labai kažkas labai... Fainas
scena nenusivylė. Labai, jums toks meškutis, net nežinau. Tai su kuo dar? Su Richie Houghton, man jis irgi yra labai imponuojantis, su Dubfire, Chris Liebing, Monica Cruz. Jinai yra labai panaši į mane, bet to aš kai į tą stovyklą atvykau, tai mane būtent ir vadino, gal tu esi sesuo, dukra Monikos Cruz, arba vadindavo mažoji Monica Cruz. Jo, ir susipažinau taip pat su Karlo Leo, Autokarėm, Ume, Kuner, tokiais jau, garsiausias, jo. Gerai, ir tas gyvenimas Ibizoje. Bet to dar, sutrukdysiu, turėjau vakarienę su John Digvidu. Jo. Tai čia dviese vakarienė buvo? Ne, buvo mano vadybininkas jau dabartinis ir John Digvidas. Tai tryse vakarieniavom, kalbėjom apie viską. Ir kas svarbiausia, kad jis pats mane šnekino, klausinėjo. Man paliko labai didelį įspūdį, kad ne man reikėjo šnekinti, kybinti jį, Tai kaip suprantu, jau anglų kalba jau dabar viskas tvarkoja. Jo, viskas tikrai. Jau. Na gerai, ir likote tie 3 jau finalistai, ar ne? Tu ir dar 2 vyrukai. Vienas karštas, kitas netoks karštas. Kitas ramus. Ir kokios tada buvo užduotis, nes finalas, viskas jau. Kiek jūs kartu, nes 10 dienų truko tie pirmieji bandymai, ar ne, tie 20 žmonių. Po 10 dienų likote 3. Ne iš karto, dar liko po to 8-tukas, 6-tukas ir po to. Na gerai, ir tas 3-tukas, kągi jūs darėt, kokios jūsų buvo užduotis, nes tai yra ilgas laikas, 2 mėnesiai. Jo, mes turėjom kas mėnesį, ar dabar net suminsiu, gal net savaitę daryti muzikos kūrinį. Sukurti. Patys sukurti? Taip. Okay. Kadangi aš buvau pradžiamokslė ir visi tai žinojo, tai man buvo tokia kaip ir nuolaida, sakykime, man reikėjo daryti kas mėnesį. Tai aš, kiek prisimenu, jiem kas savaitę gal netgi reikėjo daryti. Na gerai, ir tai gerai, bet ne tu pati darai tą kūrinį, aš taip įsivaizduoju, tu eini kažkokią įrašų studiją, ar ne, yra profesionalas žmogus. Mes turėjom tokią galimybę nueiti tą įrašų studiją, bet visi šiaip dirbom namie su savo kompiuteriais. Ir pati dėliodavai ten viską? Pati visus garsus, jo, man šiaip, aš pajutau, kad labai užsikabinau ties tuo ir dirbdavau netgi iki 4 ryto, aš buvau labai tokia pelėda, keldavausi, pramiegodavau visą vos nesaulę, neidavau į tuos paplūdimius. Žmonės į visą atvažiuoja ir miega iki 4, kad saulė nusileidžia, tai jau pradeda kažką veikti gyvenime. Ok. Tai gerai, ar tu galvoji, kad jau galima tas dainas rodyti ir gal kad nors mes per Powerį galim išgirsti? Aš turiu pavyzdžių, ką aš esu sukūrusi, bet dar vadybininkas neduoda man starto niekur viešai juos leisti. Tokia subiški užspausta jaučiuosi. Na gerai, ir gerai, likote 3, kur davėte dainas ir kaip galiausiai, kokia buvo finalinė užduotis, kuri jau nulėmė tą... Kaip ir tokios nebuvo, nes stebėjo viską, stebėjo mūsų tą networkingą, tą labiausiai, manau, stebėjo, aš netgi pati skaičiavau, kad aš ir daugiausiai tų kontaktų ir padariau. Tai žiūrėjau, ateini į klubą, tu esi įraštas į sąrašą, ateini kažkokį žiauri kietą Ibizos klubą ir ką darai tada? Ir ką darai, kaip seklys morka, ieškai didžėjų, kurie ilsisi, ką tik pagroja arba dar gros kažkur, tai netoliese. Okay. Jo, nes mes gaudavom ir apyrankės, kur galėjai užeiti, taip, į tą backstage vadinamą. Tai būtent juos gaudai, bandai kažkaip gražiai užšnekinti, lysti į akis. Kažkaip jo nefaino, bet turėjai tą daryti. Taip. Tai nežinau, sakau, tokios kažkokios vienos užduoties nebebuvo. Mumis stebėjo apskritai. Ok. Aha, ir dabar tu man pasakyk, kuo skiriasi tie Ibizos klubai? Na gerai, nuo Lietuvos aš suprantu, kuo skiriasi. Taip. Bet kokie tie klubai yra Ibizo? Ar iš tikrųjų Ibiza vis dar yra elektroninės muzikos, šokių muzikos, vakarėlių sostinė? Vis dar galima ją taip vadinti? Ar... Aš manau, drąsiai galima vadinti. Tie klubai yra masiški, didelio dydžio ir nežinau, vienam klube yra kokie 3-4 stage'ai, tai ir visi pilni. Tai man labiausiai patiko antradieniais Kalkokso vakarėliai. Aš ir pati buvau rezidentė. Būtent, ar teko groti? Taip, aš nelaimėjau, bet buvau išrinkta rezidentė Space'e. Ir grodavau Kalkokso vakarėliuose. Tai
Jo, ir visada jo renginiai buvo sold out. Tai jo buvo ką pamatyti, pilnas sales, geriausius didžėjus. Gerai, o tai ir buvo tie didžėjai, su kuriais susipažinai, greičiausiai ir groja Ibizoje, ne? Būtent, taip. Kažkokių ten David Guetto nebuvo? Buvo ir pasiūlymų, ir įrašymų į tuos sąrašus pas David Guetto, bet, man nekilo noras. Turim tai! Taip! Smalsumo dėka, nenuėjai į David Guettos vakarėlį. Aš Lietuvoje buvau, bet to, tai man užteko. Eina savo. Nežinau, aš tai būčiau eisti. Na gerai, ir aš įsivaizduoju, kad Lietuvoje yra labai toli, ne, tiems klubams iki Ibizos. Deja, taip, ir aš nežinau, ar kažkada pasieksim tą lygį, nes visgi tai yra sala, visi ten atvažiuoja atsipūst, o Lietuva yra tokia darbinga šalis, manau. Ne tas galvoji. Na gerai, Samanta, tu graži mergina, čia neslėpkim to, žodžiu, jauna graži, eini po klubus, ten bendrauji su visais. Kaip buvo su bičiais? Su bičiais? Jiems buvo sunkiau, aš atsimenu, kaip skaičiuodavau tuos kontaktus, tai aš per vieną vakarėlį galėdavau padaryti 11 kažkur kontaktų. Kontaktų tai reiškia, kad tu turi ką? Susipažinau su kažkuo, su klubų savininku, ar promauteriu, ar didžėju. O būtent jam reikėjo savaitės, kad susipažintų su vienu ar dviem. Taip, tikrai rimtai. Čia visiškai moteriškas yra grožis, nugalėjo. Gali būti. Bet tai gerai, o kažkokių meilių, seilių, tu turi vaikiną iš vis? Turiu vaikiną. Ir tavo vaikinas laukia 2,5 mėnesio, kur tu ten per klubus? Turėjom galimybę artimuosius atsivežti į savo apartamentus. O, geras. Jo, tai kiekvienas iš mūsų turėjom antrąją pusę ir buvo visos atvykusios į Ibizą mūsų aplankyti. Gerai, o tai jums ten apskritai duodavo viską, ta prasme, valgyt? Aš manau, visko aprūpindavo, nes duodavo į kišenę nemažai pinigų. Gaudavo ir kažkokius kišenpinigius. Kišenpinigius, būtent jo maistui, saviem poreikiam visokiam. Tai nemažai ir parsivežiau dar iš tų kišenpinigių. Tikras lietuvis. Taupi. Tikra lietuvaitė, taupi ir dar savo draugą atsivežė, viskas sudėlioja, kaip priklauso. Tai gerai, ir ar tu tikėjai, kad tu gali laimėti? Nuoširdžiai pasakyk, nežinau, nesitikėjau. Aš kažkokią nuojautą turėjau, bet ne nuo pat pradžių. Nes aš norėjau pasakyti, kad ten buvo apie 60% didžėjų virš 30 metų ir aš tikrai maniau, kad nugalės patirtis. Taip. Tai kai jau likom 3 ir pastebėjau tų konkurentų minusus, tai jau supratau, kad galiu laimėti. O kokie buvo minusai pagrindiniai? Minusai tas nemokėjimas komunikuoti. Nes aš, manau, persilaužiau, aš buvau tokia nelabai gal drąsi, o po to jau kažkaip įsidrasinau ir tikrai norėjau laimėti ir tų kontaktų darydavau, norėdavau su kuo daugiau žmonių susipažinti. Sakau, buvo kažkokia nuojauta. Gerai, Samanta, mes dar sugrįšim po vieno kūrinio ir tuomet jau pakalbėsim apie tą laimėjimą, kurio į kišenę tu negavai. Taip. Žodžiu, milijonų čia neužsidirbo, bet štat yra labai įspūdingų dalykų tavo planuose. Tai mes apie juos ir pakalbėsim. Gerai. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. 9:11 rubrikoje toliau šnekam su Samanta, DJ Samanta, ir dabar jau pakalbėsim apie babkes. Samanta laimėjo Burn Residency konkursą šiais metais iš 20 didžėjų iš viso pasaulio, buvo ir amerikietis, tai jau visas pasaulis, žodžiu. Ir Samanta 2,5 mėnesio gyveno Ibizoj, ten dirbo, Arė, žodžiu, kūrė, rašė, dėliojo, grojo ir viską, ką darė, kalbėjosi, ieškojo pažinčių ir štai nugalėjo. Gerai. Ir kągi tu laimėjai, papasakok dabar. Čia visiems labai rūpina, tai kiek čia pinigų jau? Tai kaip ir minėjai, 100 000 eurų investicija, ne į sąskaitą, o investicija į karjerą. Aha, o kaip atrodo ta investicija? Tau, papasakoju, iš ko susidarys ta investicija? Jo, bus didelė dalis skirta mano šitam reklamai. Jo, reklamai. Bus taip, kad kaip čia pasakyti, grosiu garsiuose festivaliuose, klubuose. Tu jau dabar turi vadybininką, ar ne? Tu jį įsigijai, būdama ten Ibizoje, aš taip įsivaizduoju. Taip, likęs trejetukas pasirašė sutartį, kad
5 metam mes jam kaip ir priklausysim. O jis yra vietinis iš Ibizos, ne? Kaip tik? Ne, jisai yra Austras. Austras. Na gerai, ir jūs dabar bendraujate elektroniniais laiškais, aišku, ir jisai dabar rūpinsis 5 metus tavo karjerą. Ir nuo ko kitas rūpinimas jis prasidės? Tai vat būtent paskirstys tuos pinigus protingai, taip pat dalis bus skirta pinigų darbui su prodiuseriu. Tai vat dar neaišku, su kokiu prodiuseriu aš dirbsiu, bet reikės pas jį į studiją važiuoti ir savaitę užsidaryti ir juodai dirbti. Kažkiek reikės sukurti gabalų savo, ar ne? Būtent. Jis man padės, aš atvažiuosiu su savo iškarpom, savo kūrybos. Ir būtent jisai išplės tą visą pilną kūrinį iš mano tų minčių. Geras. Jo. O norėtum su kuo? Tu žinai, su kuo norėtum dirbti? Turi kažkokį įsivaizdavimą? Aš norėčiau dirbti su King. Tokio jo didžėjo ir labai gerų prodiuserių. Bet nežinau, kaip bus. Laukiam atsakymų iš poros prodiuserių. Žiūrėsiu. Ir tada grojimai, ar ne? Ar tu Ibizai turėsi kažkokių savo vakarėlių? Ar jau yra numatyta pati Ibiza? Kol kas neaišku, bet aš žinau, kad turbūt reikės atvykti tik tais metais ir pasakot savo istoriją naujiem dalyviam. O festivaliai, dideli festivaliai, tai dabar papasakok, apie kokius festivalius eina kalba? Eina kalba apie Tomorrowlandą, Burning Maną, nežinau, kiti tik tais su tais labai dideliais klaustukais, bet būtent Burning Manas ir Tomorrowlandas jau kaip ir... Tau neteko būti nei viename iš jų? Ne, dėja. Kuris vis dėlto tau atrodo, labiau norėtum? Aišku, jie labai skirtingi. Taip, didelis festas, o Burning Man yra ten iš vis kosmosas. Aš tą kosmosą norėčiau papulti. Jo, aš manau, kad yra nemažai žmonių, kurie apskritai svajoja savo gyvenime nuvažiuoti į Burning Maną ir... Būtent, jo. Gerai, ir ką tavo šeima, ką tavo vaikinas, ką tavo draugai apie tai... Mano vaikinas didžiuojasi manim, labai džiaugiuosi ir aš, kad didžiuojasi. Šeima, manau, gal netgi vis dar negali patikėti. Irgi labai didžiuojasi, džiaugiasi. Mano močiutė netgi dažnai vis dar iki pačiol apsiverkia. O močiutė įdavai paklausyti savo muzikos? Ji tuos konservus namie bedarydama sako, koks tai įsijungia. Taip, prisiekiu. Aš pati nusistebėjau, kad... nėra pas ją ten tų visų liaudiškų dainų. Žodžiu, viskas gerai. Viskas labai gerai. Čia tai vakarėlį galima pasiimti, kaip suprantu. Taip, mama irgi visada prašo, kad rašyčiau diskų į mašiną. O, geras. Jo. Nu tai ką, tai žodžiu reikia, kaip sakant, supažindinti tėvus su savo muzika grojama, nes tai galbūt bus tavo ateitis, ar ne? Taip pat labai Anyta manim džiaugiasi, labai palaiko, yra mano kaip antra mama. Taip. Gerai, ir ko sau linkėtum apskritai? Kokios karjeros galbūt sau linkėtum? Ko norėtum? Norėčiau po 5 metų groti, ten gyventi, reziduoti ten kažkur, arba kurti muziką, arba būti tokia žinoma kaip kažkas. Ko sau linkėtum? Bet jau po 5 metų norėčiau pati viską žinoti ir būti gera prodiuserė. To savo labai labai linkiu, kad nereikėtų prašyti pagalbos, kad man kažką padėtų, patarimų duotų. Taip. Linkiu savo, aišku, tos sveikatos dėl ausų, nes didžiai turi tą problemą dėl klausos. Jo, ir kaip su kovoti reikia? Buvo tiesa paskaita netgi apie tai, kad kaip reikia prižiūrėti, reikia netgi eiti pas gydytoją su kažkuo ten išsiplauti, aš dabar irgi neatsimenu, kažkaip ten praskalauja su kažkokiu skysčiu, būtent ausis. Negalima ten jaučiu labai garsiai grojant, klausyti. Būtent reikia žiūrėti ir saugoti tas ausis nuo garso ir aišku nusipirkti šitos earplugs, ausų tos specialius kištukus. O bandėjai kada nors groti su kištukais? Bandžiau. Aš manau, kad nėra lengva. Nėra lengva ir iš tikrųjų nežinau, ar aš priprasiu, bet norėčiau būtent taip ir saugoti su kištukais visada savo ausis.
žiūrėsiu. Nu gerai, tai ką, Samanta, aš noriu tau palinkėti labai daug gerų grojimų, labai daug gerų gigų, labai daug festivalių ir tų, kurie yra čia paminėti, Tomorrowland, Burning Man, kad juose tau tikrai pavyktų sudalyvauti. Ir kad tie lietuviai, kurie ten saujelė, kuri važiuoja Burning Maną ir ten kiekvienais metais alpsta, kad kilnotų rankas į viršų ir kad mes pagaliau galėtumėm pagroti ir didžiuotis, kad grojam Samantos kūrinius per Power Hit Radio. Ačiū, labai malonu. Na tai ką, ačiū tau labai, kad apsilankėjai. Ačiū jums. Darbų, iki. Iki. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta.